per rungtynes. Nu ką, sveikinu visą Lietuvą su pergalė ir iš tikrųjų labai svarbios varžybos ir grupiai, kad pirmi ir patys savo įrodėm, kad galim kovoti ir eiti toliau. Nu ir aišku, ačiū žaidėjams, kurie atidavė visą širdį ir aikštelį kovojo. Ir visi nuostabiai, aišku, yra daug progų dar, bet darom visi ir tikiuosi, kad padarysim išvadas. Ir žaisim kuo toliau, to geriau. Visi gyrė brolio žaidimo, kur jūsų paslaptis? Ne, tai visi vienodai. Paprasčiausiai gal, kada mes dviese aikštelėje, tai atrodo, kad mūsų daugiau. Bet iš tikrųjų visi kovoja vienodai ir vienodai gerai. Paskutinis klausimas, galėtume. Kiek turėjo įtakos žaidimui tas teisėjų sprendimas trečiame ketvirtyje? Kur davė nesportinę pražangą? Na, suprantat, čia kaip jie teisėjai teisėjavo, arba, aišku, gali būti ir palūš komanda po tokio sprendimo teisėjo, gali kaip tik atsistoti ant kojų ir dar daugiau atiduoti jėgų ir emocijų. Tai čia buvo antras variantas. Jo, jeigu laimėjom, tai taip. Ačiū.